Trumpas įtaigus pristatymas gairės jauniems menininkams. KSJ trumpas įtaigus pristatymas. Ką pasakytumėte, jei lifte kartu su jumis stovėtų asmuo, galintis išpildyti jūsų profesinės svajonės? Trumpas įtaigus pristatymas, kas tai? Tai trumpa 30–60 sekundžių trukmės kalba, kurioje prisistatote ir pabrėžiate savo profesinę patirtį. Trumpai tariant, kaip galite save pristatyti profesinėje aplinkoje. Kodėl trumpas įtaigus pristatymas yra svarbus? Jauniems menininkams, kurių karjera dažnai priklauso nuo potencialių mecenatų ar bendradarbių dėmesio pritraukimo, gerai paruoštas trumpas įtaigus pristatymas gali atverti naujas galimybes. Trumpas įtaigus pristatymas pritraukia dėmesį, sukelia smalsumą ir palieka neišdildomą įspūdį, kuris gali paskatinti kitų asmenų norą su jumis susitikti, bendradarbiauti ar dirbti. Gerai parengtas trumpas įtaigus pristatymas turėtų padėti per 60 sekundžių ar trumpiau perteikti jūsų meninę viziją, unikalų stilių ir emocinį kūrinio poveikį. Pateikiame keletą trumpo įtaigaus pristatymo pavyzdžių. Sėkmingi trumpo įtaigaus pristatymo pavyzdžiai. So my name is Joe Dreams, and don't forget the Z. My mission is to inspire people to live their dreams. I do birthday parties, weddings, and school assemblies. I came to Creative Mornings to assemble the team. I was someone who could edit my videos with the captions, someone who could reach out to schools in my absence, and someone who designed some really cool graphics. So hand me your business card if you all about the action. Tačiau ne visi trumpi įtaigus pristatymai turi būti trumpi. Štai dar keletas pavyzdžių. Svarstymai prieš rašant trumpą įtaigų pristatymą. Tyrinėkite savo meninę viziją ir stilių. Jūsų meninis stilius tai unikalus jūsų balso, technikos ir meninių sprendimų derinys. Laikui bėgant jis evoliucionuoja ir formuoja jūsų kūrybinį identitetą. Apsvarstykite šiuos klausimus. Kaip jūsų asmenybė atsiskleidžia jūsų kūryboje? Kaip jūsų asmenybė atsiskleidžia jūsų kūryboje? Gamta, žmonės, spalvos? Kas jūs menas reiškia jums asmeniškai? Kas jūs skatina kurti meną? Pagalvokite, ką jūsų menas įvardykite 3–5 menininkus, kurie jūs įkvepia. Iš kiekvieno menininko pasirinkite po vieną dizaino elementą, kurį norėtumėte praktiškai išbandyti. Pažinkite savo auditoriją ir kalbėkite su ja. Norint sėkmingai kurti ir pateikti bet kokį turinį, labai svarbu pažinti savo auditoriją. Pažinę savo auditoriją, galite kreiptis į ją naudodamiesi šiais patarimais. Kūrybinio proceso metu labai svarbu suprasti savo auditoriją. Pažindami savo auditoriją, galite pritaikyti turinį taip, kad jis darytų didžiausią poveikį. Taip galėsite kurti turinį, atitinkantį jų interesus ir pageidavimus. Pagrindiniai patarimai, kaip pažinti savo auditoriją. Nustatykite savo meninę nišą, pirmiausia nustatykite meno nišą ar žanrą, kuris jums labiausiai patinka. Kai žinote savo nišą, galite susiaurinti tikslinę auditoriją. Išstudijuokite kitus savo nišos menininkus ir nustatykite jų tikslinę auditoriją. Analizuokite jų sekėjus, komentarus ir įsitraukimą į socialinę. Sukurkite įtikinamą menininko biografiją ir darbų aplanką per socialinę žiniasklaidą. 1. Sukurkite įtikinamą istoriją. Papasakokite savo meno kontekstą, kas jūs įkvėpė, kaip sekėsi kurti ir kokias emocijas norite perteikti. Žmonės sieja istorijos. I believe my small business turns 5 today. Let's quickly recap. In 2018, I graduated from the University of Edinburgh with a first-class honours degree in jewellery and silversmithing. I then moved back home to Northern Ireland, purchased a jeweller's bench, set up an Etsy account and started to make jewellery again. 2. Vaizdiniai pristatymai. Naudokite aukštos kokybės meno kūrinių nuotraukas arba vaizdo įrašus.
Pateikite savo meno kūrinius su aiškiomis, gerai apšviestomis nuotraukomis arba dinamiškais vaizdo įrašais. Trečias. Užkulisių turinys. Pateikite kūrybinio proceso užkulisius. Parodykite eskizus, nebaigtus darbus. Įtraukite vaizdo medžiagą, pavyzdžiui, vaizdo įrašus, kuriuose užfiksuotas jūsų kūrybinis procesas. Tokiu būdu žiūrovai susipažins su jūsų meninė kelionė. Ketvirtas. Meno iššūkiai ir konkursai. Dalyvaukite meno konkursuose ir iššūkiuose socialinės žiniasklaidos platformose. Jie gali padėti jūsų menui sulaukti daugiau dėmesio ir pripažinimo. Need to make a change in my life, so I'm applying for an artist residency. This is how I did it. One trick I've learned when I need to prove myself to anyone is to do all the requirements but deliver it in an unforgettable way. In this instance, I'm applying for a gallery called Bread and Salt, and their application process is pretty straightforward. All they ask is to put your resume and portfolio into a flash drive and mail it to them. So I'm going to do just that, but everything will be packaged in a vintage suitcase, which I'll hand paint and present as a gift. The reason I'm working so hard for this application is because I am aggressively outgrowing my current space, which is my garage. I want to host open studios, collaborations, and workshops in order to give back to the community and interact with you all more in person. I'm also developing 2 solo art shows next year, and I want to make bigger, more complicated pieces. And all of this is technically achievable with all I already have, but everyone's support since I started making videos have been so motivating that I want to excel beyond your expectations, including my own. Because honestly, this suitcase isn't just for the residency. It's been almost 8 years since I dropped out of college, and I didn't think I'd amount to much, but here I am. So this suitcase will be the start of my reintroduction. It serves as the first word to an epic, or a story about having the audacity to try. I'm gonna go drop this off now. Wish me luck, and thanks for listening. Penktas. Tiesioginės transliacijos. Darykite tiesioginės transliacijas, kurių metu galite atsakyti į sekėjų užduodamus klausimus arba pravesti trumpas meno pamokėles. Bendravimas su auditorija realiuoju laiku gali būti labai įdomus. Taip sukursite bendruomenės ir ryšio jausmą. My name is Alay, and welcome to my first video. This one has the exact value as the yellow-green we are using. Šeštas. Asmeninio prekės ženklo kūrimas. Sukurkite stiprų asmeninį prekės ženklą, kuris atitiktų jūsų kūrybą. Pasidalykite savo vertybėmis, interesais ir asmenybė. Septintas. Parodykite dėkingumą, padėkokite savo sekėjams ir klientams už jų paramą. Paprastas ačiū gali būti labai svarbus. Išlikite autentiški, būkite autentiški ir ištikimi savo meniniai vizijai. Auditorijai patinka autentiškumas, todėl tai padės surinkti ištikimų gerbėjų būrį. Ką sakyti trumpame įtaigiame pristatyme? Atminkite. Trumpas įtaigus pristatymas tai būdas greitai ir veiksmingai pasidalyti savo patirtimi ir kvalifikacija su žmonėmis, kurie. Ką sakyti, kas jūs esate? Apibrėžkite savo meninę viziją ir stilių, kuo užsiimate profesinėje veikloje. Pasidalykite savo įkvėpimu ir meninę kelionę, ko siekiate arba ką siūlote. Užbaikite savo pasakojimą užtikrintai. Pabaigoje pateikite aiškų raginimą imtis veiksmų. Pavyzdžiui, paprašykite susitikti, išreikšti susidomėjimą darbu arba pateikti kontaktinę informaciją. Kaip pateikti trumpą įtaigų pristatymą? Skubėkite, kalbėkite aiškiai ir užtikrintai.
Geras tarimas yra veiksmingo žodinio bendravimo dalis. Kalbėdami greitai galite atrodyti neramus arba klausytojams gali būti sunku jūs sekti. Akių kontaktas – palaikykite akių kontaktą. Nuolatinis ir natūralus akių kontaktas su asmeniu, su kuriuo kalbate, rodo pasitikėjimą savimi. Šypsokitės. Nuoširdi šypsena padeda sudaryti teigiamą įspūdį. Stovėkite tvirtai, dėl tvirtos laikysenos atrodote ir jaučiatės labiau pasitikintį savimi. Įsitikinkite, kad jūsų tonas atitinka žinutę. Jei esate susijaudinęs, jūsų tonas turėtų tai atspindėti. Jei tema rimta, išlaikykite ramų toną. Atvira kūno kalba, išlaikykite atvirą kūną, rankas laikykite atpalaiduotas prie šono arba natūraliai gestikuliuokite. Atsargiai gestikuliuokite rankomis, pernelyg dideli rankų judesiai gali blaškyti dėmesį ir atitraukti nuo to, ką norite pasakyti. Vaikščiodami pirmyn ir atgal arba svirduliuodami galite atrodyti neramus, nesaugus ar išsiblaškę. Tai gali atitraukti žmonių dėmesį nuo jūsų. Kūno kalba, jei gūžtelėsite pečiais ar sukryžiuosite rankas, gali atrodyti, kad ginatės. Pagrindinės išvados. Praktikuokite savo pristatymą tol, kol jis skambės natūraliai. Iš pradžių gali būti nepatogu, bet laikui bėgant priprasite. Kalbėkite glaustai ir įtikinamai. Svarbiausia, būkite savimi ir leiskite atsiskleisti savo asmenybei. Autentiškumas padės jums pritraukti daugiau dėmesio. Pasitikėjimas savimi yra geriausias jūsų turtas. Tikiuosi, kad mes jums padėjome. Sėkmės. Leidžiatės žemyn,